dabar labai tokių ant bangos magnetinių sistemų. Tai nueisim dabar sužinosim plačiau, kas tai yra, nes aš asmeniškai esu tik girdėjus, bet nežinau, kaip tiksliai jos atrodo ir kaip tas apšvietimas apskritai atrodo. Kadangi aš visiškai nesuprantu, kas yra magnetinės sistemos, o galbūt susigundyčiau, gal ir jūs nežinot, tai čia, žinokit, dirba nuostabus konsultantai, kurie patars ir netgi padės išsirinkti tai, kas labiausiai tiktų jūsų namam. Tai iš karto kalbinu, vardas jūsų Aušrius, kaip matau, tai pasakykit, kas tai yra tos magnetinės apskritai sistemos? Magnetinė sistema tai yra bėginiai patobulinta sistema. Va čia matom, taip? Taip. Ji pirmiausia yra patraukli tuo, kad nematomi yra šviestuvų užraktai. Visus, kuriuos mes matome šviestuvus, pas juos užraktai yra paslėpti bėgelio viduje. Magnetinė yra dėl to, jog šviestuvą stabilizuoja bėgio viduje esantis magnetas. Maniau, kad sugadino. Ne, nesugadino visą. Okay, ir va taip įdedat, ne? Viskas. O, taip lengvai. Ir jūs kur norit, ten su juo važiuojate? Iš esmės taip, mes galime, jeigu norim pakeisti vietą, taip, jeigu norime jį perdėti, galim tiesiog išimti vieną, išimam kitą. Imkit jūs žiūrėkite apačioj. Tai čia, žodžiu, susikuri kaip tau pagal nuotaiką, ne? Tikrai taip. Pagal nuotaiką. Noriu, kad čia žibėtų, tai laimėjau. Taip, Rytoj norėsiu, kad čia žibėtų. Taip. Sistemos visos tarpusavyje skirsi, yra skirtingų gamintojų su skirtingais šviestuvais. Šviestuvai tarpusavyje negali būti kaitoliami tarp sistemų, bet viena sistema turi labai įvairų asortimentą. Supratau, tai čia į sieną, va taip, jos integruojasi ir va gali turėti, pavyzdžiui, tokią sieną arba va tokias lubas. Tikrai taip. Aš, pavyzdžiui, pirmą kartą apie tai išgirdau. Turėkite omeny, ekoliumenė yra šitų ant bangos tokių labai populiarių dabar ir labai tokių madingų dalykų kaip magnetinės sistemos.